Sveiki, aš esu kineziterapeutė Aistė ir norėčiau Jums pristatyti kelis fizinius pratimus, kurie galėtų padėti besiskundžiantiems pėdų skausmu. Stovimas darbas, neadekvatus fizinis krūvis, plokščiapėdystė, traumos yra pagrindinės priežastys sukeliančios pėdų ir čiurnų problemas. Kineziterapijoje svarbiausia akcentuoti pėdų ir blauzdų raumenų stiprinimą bei raiščių ir sausgyslių tempimą. Šiuos pratimus rekomenduojama atlikti ne tik besiskundžiantiems pėdų skausmu, bet ir skundų neturintiems asmenims. Pirmas pratimas – tai yra blauzdos užpakalinės grupės raumenų stiprinimui. Atsistojame priešais kėdę, įsikimbame, pasistebėme, už padėtį užfiksuojame bei kulnus nuleidžiame. Pasunkinimas – darome pratimą be atramos, pasistebėme, nuleidžiame bei galime atlikti pratimą ant vienos ir ant kitos kojos. Šitą pratimą rekomenduojama atlikti kelis kartus per dieną, po 15-30 pasistebimų. Dažniausiai pėdas skauda dėl sutrumpėjusios achilo sausgyslės, todėl dabar pademonstruosiu achilo tempimą. Atsistojame prie sienos, remiamės plaštakomis, dešinę koją pastatome arčiau sienos, ją šiek tiek sulenkiame, kairę koją pastatome atgal už savęs ir stebime, kad kulnas neatsikeltų nuo grindų. Ir pasvyrame šiek tiek į priekį, ant sulenktos kojos pernešdami svorį, iki tol, kol pradedame jausti vidutinį tempimą blauzdos srityje. Ir šitą padėtį palaikome 30 sekundžių. Pratimą kartojame abiejoms kojoms po 3 kartus, laikydami po 30 sekundžių.